Sveiki visi, jūs esate kanale Kripto Arktika ir visų pirma, aš noriu jūs visus pasveikinti su 2025 metais ir palinkėti, kad būtent šitie metai būtų patys sėkmingiausi jūsų investicijose, o mes šiandien kalbėsime apie 2025 metų rinką ir pažiūrėsime, kokioj fazėje dabar mes randamės. Tikriausiai visi supranta, kad yra bull marketas ir tai negali tęstis amžinai. Tai šis video bus šiek tiek kitoks nei prieš tai esantis. Prieš pradedant šį video, kiekvienas iš jūsų turite turėti Bybit paskyrą. Kas dar neturite Bybit paskyros, tai būtinai užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą, kurią galėsite rasti šio video aprašyme. Paspaudžiame ant šitos nuorodos ir patenkame į štai tokį langą ir čia galite matyti, kokius bonusus jūs gausite nuo mūsų registruodamasi pagal mūsų duotą registracijos nuorodą. Susipildom visą jūsų informaciją ir būtinai pasižiūrėkit, kad būtų, kur yra referral code parašytas žodis Arktika. Taip pat, kas pirmą kartą naudosis Bybit paskyra, jūs galite rasti mūsų YouTube kanale Bybit tutorialą ir ten bus viskas paaiškinta, kaip nuo pat pradžių naudotis Bybitu ir ką reikia žinoti. Bitcoinas nuo lapkričio pradžios parodė pačią didžiausią žalią žvakę jo istorijoje. Buvo dėl to, kad Trump išrinko Amerikos prezidentu ir pats Bitcoinas pakilo virš 50%. Ir čia buvo mūsų jau bull marketo pradžia, nes visi altcoinai, šiaip visa kriptovaliutos rinka tikrai žaliavo šį mėnesį. Jeigu kalbant apie patį Bitcoiną, tai jis yra 7 vietoj tarp visų aktyvų, tai tikrai matome, kad kriptovaliutų rinka pats Bitcoinas juda gera linkme ir šalių vis didėja, kur yra pripažinta kriptovaliuta. Dar greitai pažiūrėkime kripto market capą, tai matome, kad jis yra savo pike. Manau, dar bus gal šiek tiek nukris ir dar keliausime aukščiau, tai siekia beveik 4 trilijonų dolerių. Matome, kad prieš tai irgi buvom pike, tada šiek tiek nukritome ir dar nuėjome aukščiau. Ir kaip matė iš šito grafiko, kad visą laiką būna pikas, kažkiek ten pabūname ir einame tada į apačią. Apie šios ciklus kalbėjau keletą video prieš tai, tai kam įdomu, galite pažiūrėti, kaip veikia kriptovaliutų ciklai. Taip pat verta suprasti, kad visi pinigai iš Bitcoinų keliaus į altcoinus su dideliu market capu, o toliau keliaus į altcoinus, kurie turi mažesnį market capą. Tai apie tai kalbėjau jau daug ir sakiau, kad reikia žiūrėti dominaciją, nes mūsų laukia tikrai labai stiprus altsiznas, manau pats stipriausias altsiznas, kuris buvo, ir ką noriu pabrėžti prieš tęsiant šitą video toliau, kad jau skiriasi patys kriptovaliutos ciklai. Planas šiam video būtų toks. Pirma, kodėl taip stipriai pakilo Bitcoinas, pamandysime suprasti, kodėl būtent jis taip stipriai pakilo ir tai padės mums rasti naujas monetas, kurios irgi gali duoti gerą kilimą. Antra, tai kaip pasinaudoti esamą situaciją, nes dabar randamės kaupimo fazę, tai tikrai galima ieškoti gerų entry taškų. Trečia, papasakosiu, kodėl mano manimu bull marketas dar vis tęsiasi, nes mes dar esame tikrai toli nuo bull marketo pikom. Ketvirta, kas jums padės užsidirbti esamam bull markete, papasakosiu, kaip galime užsidirbti šitam bull markete. Ir penktas, svarbiausias, papasakosiu apie sekančius altcoinus, kurie turi didelį potencialą kilti ir dar nėra pakilę. Taip pat šio video gale aš jums papasakosiu, kokiu būdu reikėtų užsidarinėti pozicijas, nes jeigu jūs neužsidarot pozicijos, kaip matome, po bull marketo visa kriptovaliuta krenta ten, kur ji buvo ir pradžiai. Taigi, pakalbėkime dabar, kodėl užaugo Bitcoinas tiek daug. Visų pirma, atėjo į prezidentas Trumpas. Čia buvo tikrai labai geras signalas, kad rinka kils, nes jis pašalino tos žmonės, kurie nebuvo draugiški kriptovaliutom ir matėm iškart impulsą Bitcoino grafike. Antra, kad daug fondų pradėjo kaupti Bitcoiną dideliais kiekiais. Čia yra MicroStrategy ir matome, čia yra jų balansas ir kaip jis augo. Tai matome, kad paskutiniu metu jie tikrai labai padidino savo balansą ir dabar Bitcoinas yra kaip tokioj savo kaupimo fazė ir visi sako, kad čia yra jo pikas, bet kai visi sako, kad čia yra jo pikas, mes dar tikrai pamatysime jo kainą aukštesnį. Praeitą kartą, kai Bitcoinas kainavo 30 000, čia irgi buvo sausio mėnesis, gruodžio sausio mėnesis ir mes dar matėme, kad Bitcoinas kilo metus. Jeigu ciklai veikia panašiai, tai mes nuo dabar dar
dar turim metus iki kitų metų gruodžio pabaigos, tai iki metų galo, kad užsidirbti dar iš kriptovaliutos rinkos ir kol mes esame bull markete. Kaip ir minėjau, kad bull marketas negali tęstis amžinai ir dėl to reikia turėti geras strategijas bull marketui. Taip pat verta atkreipti, kad Google Trends rodo, kad Bitcoinų susidomėjimas per paskutinius metus tikrai pradėjo kilti. Tai paskutiniu metu tiesiog daugiau žmonių susidomėjo Bitcoinų ir automatiškai čia ateina vis daugiau pinigų. Pažiūrėkime dabar į Bitcoino market capą, tai jis yra beveik 1,9 trilijono. Ką aš noriu pasakyti, kad jeigu jūs norite dabar padaryti, tarkim, iš Bitcoino 2x, tai jis turėtų pakilti maždaug iki 200 tūkstančių. Kad pakiltų iki 200 tūkstančių, tai market capas turėtų irgi pakilti tiek pat. Tai reiškia, kad dar turi ateiti tiek pat pinigų į Bitcoiną. Tikrai labai padėjo Bitcoinų pakilti dar priimtas ETF-as, nes atėjo daug naujų investicijų ir tiesiog buvo paklausa didesnė. Tai dėl to kaina ir kilo. Tai jeigu jūs norite padaryti 2x ant Bitcoino, tai turėtų dar jo market capas užaugti dvigubai. Tai čia tikrai yra įmanoma, bet labai sunku ir jūs tik turėsite 100% profito. Tai jeigu jūs norite tapti milijonieriais, tai jums reikia įdėti bent jau $1 milijoną į Bitcoiną, kad užsidirbti dar 1 milijoną. Linko aš einu, tai aš noriu pasakyti, kad Bitcoinę labai sunku dabar jau gauti X-us, nebent naudoti future sandorius, bet čia yra pavojinga ir rizika yra didesnė, tai čia tikrai reikia turėti patirties. Bet jeigu jūs esate tiesiog spot prekybininkas ir norite pasidaryti kuo daugiau X-ų būti per šį bull marketą, tai jums reikėtų ieškoti tokius altcoinus, kurie turi, tarkim, 1 milijardą kapitalizacijos. Tai reiškia, kad yra kapitalizacija mažesnė ir jam kilti irgi yra lengviau nei palyginus Bitcoinui, nes ten reikia mažiau pinigų, kad būtų dideli X-ai. Tiesiog reikia ieškoti tokius altcoinus, kurie turi mažą market capą ir bandyti taikytis į juos. Bet turite įvertinti rizikas, nes dažniausiai altcoinai, kurie turi mažą kapitalizaciją po bull marketo, jie tiesiog nuvertėja 90% ir daugiau. Visą laiką statome stop lossus ir bandome prekiauti su protu. Tai jeigu apibendrinant šitą mūsų temą, tai reikėtų ieškoti altcoinų su mažu market capu ir taikytis būtent juos, kad pagauti 10x ir daugiau. Nes tiesiog logiška, kad jiems reikės mažiau pinigų, kad tai padaryti. Tai viskas priklauso nuo market capo. Tai mūsų pagrindinis tikslas duoti jums kuo daugiau naudingos informacijos, kad didžioji dalis iš jūsų galėtų pasinaudoti šią informaciją ir užsidirbti kuo daugiau pinigų iš šio bull marketo. Bet tai yra apribojama laiku, nes bull marketas yra laikinas dalykas. Perkime prie praktikos ir pažiūrėkime, kodėl būtent šis ciklas skiriasi nuo prieš tai esančių ciklų. Matome, kad Bitcoinas jau parodė gerą augimą ir visą laiką prieš tai esančiuose cikluose po Bitcoino augo Ethereum. Būtent šitam cikle to nebuvo ir matome, kad net Ethereum neatnaujino savo all-time high. Šiek tiek heitina Ethereum, bet aišku, Ethereum, manau, dar parodys savo potencialą, bet dabar ne apie tai, o kalbame apie tai, kodėl šis ciklas yra skirtingas. Tai visi pinigai keliavo ne į Ethereum, o į Solana. Tai štai čia matome Solanos grafiką ir matome, kad Solana tikrai pakilo ganėtinai daug. Tai Solana dabar yra savo kaupimo zona ir jeigu pramuš savo prieš tai esantį all-time high, tai dar kils aukščiau. Toks jausmas, kad visi tiesiog peržengė Ethereum ir nuėjo į smulkesnius altcoinus, kurie turi mažesnį market capą. Tai šis ciklas gali būti šiek tiek greitesnis nei prieš tai esantis, vien dėl to, kad mes matome, kad didžioji dalis investuotojų peržengė Ethereum ir visi pinigai keliavo į mažesnius altcoinus su mažesniu market capu. Tai pabandykime įsiaiškinti, kodėl būtent Solana. Viena iš priežasčių yra tokia, kad yra daug meme coinų padaryta ant Solanos ir dėl to jinai sulaukia didesnio dėmesio. Tai štai čia matome šitus visus meme coinus, kurie yra padaryti ant Solanos tinklo. Pati Solana tikrai gali pasiekti dar, manau, kažkur $500,000 už vieną Solaną. Tai čia yra irgi visai gera investicija, nes Solana yra tikrai geros perspektyvos moneta ir ją galime žiūrėti. Taip pat, jeigu dabar jinai pramuš savo all-time high, tai galime pamatyti štai šitam grafike. Štai šitą zoną jinai turėtų pramušti ir mes, manau, matysime tada kilimą iki $400-500 už vieną Solaną. Bet
Bet kodėlgi Ethereum'as gauna daug heito? Ethereum Foundation buvo pardavęs daug bitkoinų ir tada pradėjo didžioji dalis banginių pardavinėti dideliom sumom Ethereum'ą ir spausti jo kainą į apačią. Tai tiesiog manau, kad dar nėra Ethereum'o laiko, bet tikrai Ethereum'as parodė save ir tikrai aš renku Ethereum'o poziciją su tikslu, kad jis atnaujins savo all-time high ir eis dar aukščiau. Judame toliau ir mes turime bitkoiną, Ethereum'ą ir altcoinus. Altcoinus aš vadinu, taip sakant, tos dinozaurus, tai tokie kaip XRP, XLM, DOT ir panašiai. Tai pažiūrėkime, kaip jie reagavo būtent šitam markete ir kiek jie davė mums pelno. Matome, kad XLM judėjo tikrai dideliom žvakiam. Jeigu perikime prie vienos dienos time frame, tai net nelabai buvo čia ir kažkokių didelių pullbackų, tokie minimalus. Ir matome, kad kiekviena žvakė buvo vis didesnė už kitą. Realiai per gerą alt seasoną kiekvieną dieną visos monetos kyla 20% ir daugiau. Tikrai yra daug labai galimybių uždirbti būtent per tokį marketą, tai yra per bull marketą. Būtent šią informaciją mes dalinamės mūsų nemokamai Telegram grupė ir taip pat turi mūsų uždarą bendruomenę, kur jau aktyviau pateikėm tokią informaciją. Keliavom toliau, pažiūrėkime dar DOT. Tai matome, kad DOT irgi gerai pakilo, tai DOT Polkadot ir matome, kad jis pakilo virš 100%. Dabar mes laukiame jau mūsų to alt seasono ir kaip rodžiau šitas monetas, tai šitus, taip sakant, altcoinus, dinozaurus, kurie jau davė gerą augimą, mes matysime, kad visi altcoinai greitų metų parodys tokį augimą ir tikrai bus daug galimybių šioje rinkoje užsidirbti, kaip ir minėjau. Kad nepleist tokią informaciją, tai paspauskite mygtuką subscribe ir ateikite į mūsų nemokamą Telegram grupę arba ateikite pas mus į uždarą bendruomenę. Tai kalbant apie alt seasoną, mes tikrai artėjom prie alt seasono, galim pažiūrėti greitai dominaciją, bet čia mes nieko naujo nepamatysime, aš jau rodžiau daug kartų dominaciją, perėkim prie vienos savaitės time frame ir matome, kad mes pabiški artėjom į alt seasoną. Manau, dar alt seasonas yra priekė ir tikrai ateis jis savo laiku. Taip pat dar galima stebėti štai šitą indeksą ir jau kai jisai bus daugmaž virš 90-95, tai reiškia, kad jau mes esame aukščiausios taškuose ir jau reikėtų užsigalvoti apie savo pozicijų pilnai uždarimą arba bent jau didžiąją dalį. Tai toliau noriu pakalbėti apie praeitų ciklų trendus. Mums reikėtų giliau suprasti, kokie buvo trendai ir kaip jie rodė save grafikuose. Tai toliau pakalbėkime apie naratyvus. Jūs turite būti pasirinkę per šį bull marketą bent jau 3-4 naratyvus, pagal kurios jūs ieškosite savo altcoinų, savo monetų. Aš savo esu pasižymėjęs 3 naratyvus. Dirbtinis intelektas, tai yra AI agentai, memecoinai ir bazinis naratyvas. Taip pat čia dar galima pridėti RVA naratyvą, nes tikrai matau, kad vis daugiau žmonių apie tai kalba ir čia galim pažiūrėti tokią monetą Ondo, tai čia yra RVA naratyvo ir jinai tikrai rodo gerą kilimą. Taip pat rašykite komentarę, kokius jūs naratyvus matote ar kokius naratyvus jūs žiūrite. Galbūt aš kažko nežinau ir jūsų naratyvas yra su didesnė perspektyva. Parašykite komentarę, kokius jūs naratyvus žinote ar kokius jūs naratyvus žiūrite. Pagal šitus naratyvus monetas mes galime pirkti normaliuose biržose kaip Binance, Bybit ir panašiai, o jeigu kalbant apie didesnius X-us, ne apie 2X, 3X, o 10, 15, 20 ir daugiau X-ų, tai reikia suprasti, kad šios monetos nėra Bybit'e, Binance ar panašiai, tai čia yra DEX biržose, decentralizuotose biržose ir jų reikėtų ieškoti ten. Taip pat prieš tai dar noriu pabrėžti, kad būtinai reikia žinoti, kas yra risk rewardas ir pagal jį prekiauti. Tai jeigu kalba eina apie normalias monetas, kurias mes galime rasti Binance, Bybit ir panašiai, tai bent jau turi būti 1:3. Tai reiškia, kad jeigu $100 jūs rizikuojate, bet kokiu atveju jūs turite pasiimti $300. O jeigu kalba eina apie tokias monetas, kurios yra DEX biržose, tai ten yra rizika didesnė ir ten bent jau risk rewardas turi būti 1:10 ir daugiau. Prieš perkant šitas monetas iš DEX biržų jūs turite suprasti, kad čia galima prarasti viską, čia nėra kaip investuoti tarkim į bitcoiną ir ten 10-20%
nukrenta ir jūs tik prarandate mažą dalį pinigų, o čia jau yra rizika didesnė ir čia reikėtų investuoti ne iš savo paskutinių pinigų ar skolintų pinigų. Tai jūs turite skirti tokią sumą, nuo kurios jūsų gyvenime niekas nepasikeis ir bandyti tada su ją prekiauti jau DEX biržose, nes ten rizika yra didesnė ir didžioji dalis tikrai monetų krenta virš 50 procentų, 80 procentų. Ten reikėtų turėti gerą planą ir prieš pradedant prekiauti turėti savo strategiją, kurią jūs turite pasirašyti savo ant lapo ar kažkur ir žinoti, ką jūs turite daryti tiksliai. Tai dabar aš jums pasakysiu šitą strategiją ir jūs galite užsirašyti tokius klausimus, ką jūs turite savo užduoti ir atsakyti, ką jūs darysite būtent tokiai situacijai. Pirmas yra, kada jūs planuojate išeiti iš ciklo. Antras yra, kaip jūs planuojate fiksuoti savo pelną, ką darysite, jeigu gausite iš vieno sandorio 2 ar 5x ir ką darysite, jeigu gausite 10, 20 ir daugiau x, ar toliau laikysite savo poziciją, ar uždarysite ją pilnai. Tai toks patarimas būtų nuo manęs, kad jeigu gaunate bent jau 2, 3x, tai bent jau išimkite tos pinigus, kuriuos jūs esate investavę ir rizikuokite jau ne savo pinigais, o rizikuokite tais pinigais, kuriuos jau esate užsidirbę iš šio sandorio. Tai tiesiog visąlaik prisiminkite, kad bet kokiu atveju prekiaudami reikia mažinti rizikas ir daryti tai maksimaliai, nes reikia koncentruotis į tai, kaip sumažinti rizikas ir kaip išlaikyti savo depozitą, o ne kaip greitai užsidirbti lengvų pinigų. Kurį aš jums planą pasakiau, tos klausimus, tai jums čia padės apsaugoti nuo godumo ir fiksuoti bent jau dalinai savo pozicijas ar bent jau išimti savo pinigus. Tai į tai atkreipti dėmesį ir prekiaukite tikrai su protu, nes ten yra rizikos didesnės, bet ir yra potencialas irgi didesnis. Nes jeigu moneta jau yra, tarkim, Bybite, jinai jau neduos 50x, čia jau yra labai retas atvejis. Tokios monetos, kaip ir minėjau, yra DEX biržose, bet ten įsivertinkite riziką, kad jinai irgi yra didesnė nei paprastų monetų. Taip pat, kokį paprasčiausią dalyką galite padaryti būtent šiam bull marketą, kad gautų didesnį pelną, tai turėti tokį community ar pažįstamus, kuriems jūs galite užduoti jums dominantį klausimą ir jums atsakys, taip sakant, nukreips į tam tinkamą kryptį. Čia gali būti įvairiausios grupės arba žmonės ir panašiai. Visus kviečiu prisijungti prie mūsų uždaros bendruomenės. Ten mes dalyvaujame ir atsakinėjame aktyviai. Ten mūsų nariai gali užduoti tikslų klausimą, ką daryti su tam tikra pozicija, uždaryti ar laikyti ar dalį pafiksuoti. Bet kokiu atveju reikia turėti aplink save tokių žmonių, kurie supranta, ką daro ir jūs nukreipia tinkamą linkmę. O toliau jums noriu dar duoti vieną gerą idėją. Mačiau, kad kažkas siūlytų, bet aš siūlau naudoti ChatGPT kaip jūsų pagalbininką prekiavime, investavime. Tai jeigu jūs turite kažkokias hipotezes, mintys ar norite prognozių, tai jūs galite bendrauti su ChatGPT, tai galite jam tiesiog užduoti klausimus arba raštu, arba voice ir gausite jūs atsakymą. Tai tiesiog jis jums gali padėti struktūrizuoti savo mintis ir pasidaryti tam tikrą planą ar suvokimą. Tikrai ChatGPT verta naudoti ir tikrai jis žino daugiau nei visi mes ir gali atsakyti į sudėtingus jums rūpimus klausimus. Toliau tęsiant, mes pradedame kalbėti apie mūsų naratyvus. Tai pirmas naratyvas yra dirbtinis intelektas, AI, tai jis prasidėjo 2024 metų pradžioje ir dar nebuvo labai daug išvystęs ir mažai kas apie jį kalbėjo. Tai dabar pereikime prie monetos GOT. Tai šita moneta yra irgi kaip ir dirbtinio intelekto. 2024 metų pradžioje buvo tikrai daug tokių monetų, kurie sakė, kad va, mes turim dirbtinį intelektą ir ale jie kažką daro, bet iš tikro viduje ten nieks nevyko, tiesiog buvo toks uždėtas kaip čekas, kaip labelis, kad jie yra AI projektas, kad sulaukti daug susidomėjimo ir kad jų vertė kiltų. Toliau pakalbėsime apie tai, į kokius projektus verta atkreipti dėmesį. Tai vienas iš jų yra AXBT. Matome, kad jis yra jau pakankamai gerai pakilęs. Tikrai čia bus korekcija ir pagal marketą jo pirkti nereikia, tai tiesiog galite prisidėti į savo watchlistą ir jį stebėti. Tai matome, kad AXBT yra 4 vietoje iš AI sektoriaus, tai jo market capas yra pakankamai didelis ir jo susidomėjimas irgi yra pakankamai didelis, tai tikrai dar, manau, turi gerą potencialą parodyti gerą kilimą per ateinantį bull marketą, tai tiesiog reikėtų sulaukti geros korekcijos ir tada galima paimti gerą entry tašką. Čia matome jo X paskyrą ir pažiūrėkime, kaip jis kelia savo postus. Tai matome, kad postai yra labai dažnai, tai va per
vieną minutę buvo 3 postai, tada einame žemiau, per valandą, tą pačią valandą irgi buvo daug postų. Ar čia rašo pats žmogus, labai abejotina, nes tikrai reikėtų daug laiko ir daug pastangų. Tai čia yra geras pavyzdys, kaip veikia AI agentai. Tai jie veda pilnai jūsų Twitterio X paskyrą, jūsų sukurtos monetos ir rašo įvairiausius postus. Tai būtent taip ir veikia AI agentai. Toliau pakalbėsime apie antrą naratyvą. Tai antras naratyvas yra meme coinai. Dažniausiai būna taip, kad meme coinai pradeda šaudyti jau pačiam bull marketo gale. Visą laiką buvo toks signalas, kad jeigu pradeda šaudyti meme coinai, tai reiškia bull marketas baigėsi. Kaip ir minėjau prieš tai, šis ciklas šiek tiek skiriasi nuo praeitų ciklų ir matėme, kad meme coinai paskutiniu metu tikrai šaudė 2-3x ir daugiau. Kalbant apie meme coinus, čia yra vienas didelis pliusas palyginus su fundamentiniais projektais, su kitais altcoinais, kad čia nėra ankstyvių investuotojų. Tai reiškia, kad čia nėra tokios galimybės, kai ją įsigyti žymiai anksčiau nei kiti ir kai ateina jau į normalią biržą, tokią tarkim kaip Bybit, ir tada būna, kad jų monetos atsidaro ir jie gali tiesiog savo visas monetas parduoti ir tokiu būdu padaryti, kad kaina smarkiai nukristų. Meme coinus tokio nėra, tai čia yra tikrai labai didelis pliusas. 2021 metais pamenu, kad visi sakė, kad meme coinai yra kamos ir tiesiog meme monetos. Taip, jie neturi jokio fundamentinio pagrindo, čia yra tiesiog, ko yra didesnė tos monetos community, bendruomenė, to labiau ta moneta ir kyla. Galima tiesiog ieškoti, kur yra labai gera bendruomenė, kur palaiko tą monetą, kur stipriai ir sparčiai auga, tada galima bandyti ją ieškoti, pirkti ir uždinėti ir gauti savo pelną. Būtent taip veikia meme coinai. Pasikartosiu, kad jie neturi uždarytų monetų, kurios galima vėliau parduoti ir tokiu būdu stumti kainą į apačią. Jeigu kalbant apie rizikas dėl meme coinų ir šiaip apie kriptovaliutų rinką, tai jeigu jūs nenorite rizikuoti ir bijote rizikuoti, tai reiškia, kad kriptovaliutos ne jums ir galite ieškoti, kur yra mažesnė rizika, tarkim surasti kokią, nežinau, aktyvą, kur duoda 30% metinių palūkanų ir investuoti į jį. Kas susijęs su kriptovaliutom, tai čia viskas yra rizikinga, bet reikia suprasti, kad čia žmonės ateina pagauti, užsidirbti ne 100%, ne 200%. Čia jau eina kalba apie life change ir žmonės bando sugauti 10x, 20x, 30x ir panašiai. Jeigu kalbant dar apie meme coinus, kuris yra saugiausias ir patikimiausias, tai aš manau būtų top 1 yra Dogecoinas, Neltus yra top 1, daro didelę įtaką Elon Muskas, jo dėka būtent Dogecoinas kainuoja tiek daug ir manau per šį bull marketą mes pamatysime už jį bent jau $3 per vienetą. Tai reiškia, dar galima tikėtis kokių 10x, gal šiek tiek mažiau, gal kainuos 2,5. Bet dar manau tikrai Dogecoinas parodys savo augimą, nes yra Elon Muskas ir jis laiko žmonės, kurie jau turi šitą monetą, šitą meme coiną ir dar pritraukia naujų investuotojų, naujų pirkėjų į Dogecoiną ir dėl to manau, kad dar Dogecoinas savo potencialą parodys ir pasieks naują all-time high. Kai žiūri šitą video, tikriausiai jums yra rizika priimtina, jūs jau esate kriptovaliutų rinkoje ir norite sužinoti, kokius meme coinus galima žiūrėti, kurie dar turi gerą potencialą. Pirmas meme coinas yra POC. Čia yra jo grafikas, tikrai yra geros perspektyvos meme coinas, matome, kad yra visai graži struktūra, buvo augimas, kritimas ir tada kažkur bus dugnas ir vėl apsuksime, keliausime į apačią. Tai tikrai pamatysime, manau, all-time high ir kodėl manau, kad būtent šitas meme coinas turi gerą potencialą. Tai čia yra jo coin market capas ir matome, kad jo market capas yra apie 250 milijonų. Manau, market capas gali pasiekti iki 1 milijardo, dar galima tikėtis 3-5x iš jo gauti. Aišku, reikia žiūrėti korekcijos ir gerą entry tašką, kad sumažinti savo riziką ir galima bandyti pagauti porą x. Čia matome, yra jo x paskyra, visai kūrė kūrybinius paveiksliukus, kurie tikrai užima daug laiko, reikia daug pastangų. Tai tokiu būdu jie dar labiau pritraukia prie savęs dėmesio ir galima tikėtis gero kilimo ir gero potencialo iš šio meme coino. Kitas meme coinas,
memekoinas, kurį verta pažiūrėti, tai yra Ponke. Matome, kad jau yra pakankamai nebloga korekcija, tai apie 50% nukrytęs ir galima irgi žiūrėti, kur yra geras entry taškas. Kodėl būtent šis memekoinas man patinka? Šį memekoiną aš radau kažkada Instagrame ir matome, kad labai kuria gražius paveikslėlius, gražius video ir tikrai irgi reikia daug pastangų, kad tai sukurti ir tokiu būdu jie dar daugiau pritraukia dėmesio prie savęs. Kas jie visas kriptovaliutas, tai turi būti, kaip ir minėjau, bendruomenė, stipri bendruomenė, kuri stumtų šį memekoiną į viršų. Čia pats pagrindinis tikslas surasti tokį memekoiną, kuris turi kažkokius gražius paveiksliukus, gražią idėją, kaip tai pateikti ir kur susidaro stipri bendruomenė, kuri galėtų stumti šį memekoiną į viršų. Toliau yra memekoinas Sky. Tai pagal grafiką čia daug ko nepasakysiu ir galima užeiti į CoinMarketCap ir pažiūrėti, kad jo market capas yra apie 200 milijonų. Manau, iki 1 milijono mes galime pasiekti ir dar gauti bent jau keletą X. Aišku, kaina yra jau labai pakilus. Gal prieš kokį mėnesį aš jį žiūrėjau dar, kai jo nebuvo Bybite, tai jis buvo tiesiog DEX biržose, tai jis kainavo gerokai pigiau, bet irgi galima atkreipti dėmesį ir pabandyti pagauti keletą X, nes tarkim, jeigu lyginant su memekoinu Cubret ir čia pas jį market capas bus, matome, kad jau virš 1 milijardo, tai yra 1 bilijono, tai jau čia kaip ir pirkti nelabai norėtųsi, nes geriausia žiūrėti tokius memekoinus, kurių market capas yra iki 1 bilijono, nes labai sunku suprasti, iš kur dar gauti tiek pinigų, kad jis bent jau duotų 2x. Labai šitą reikėtų pažiūrėti ir žiūrėti, koks yra market capas, nes jeigu yra jau labai didelis market capas, tikriausiai neatsiras tiek naujų investicijų, kad bent jau duotų keletą x. Ir dar noriu paminėti vieną memekoiną, kuris irgi vertas dėmesio. Tai čia yra memekoinas Popcat. Jis jau yra irgi neblogai pakilęs. Kodėl manau, kad šis memekoinas gali dar pakilti? Vien dėl to, kad kas užsidirba daug pinigų iš memekoinų, tai jie tos pinigus kur investuoja, tai investuoja į labiau patikimus memekoinus ir gali tai gauti būtent Popcatas, nes tikrai Popcatas jau daug kam žinomas, yra populiarus memekoinas. Dabar matome, dar visai nebloga buvo korekcija. Tai tikrai dar, manau, galime mes sulaukti gero kilimo iš Popcato. Tai Popcatą irgi galite prisidėti į watchlistą ir jį stebėti. Ką dar noriu paminėti apie memekoinus, kad visi memekoinai, kurie daug pakilo, davė daug x, tai visi yra susiję su šuniukais. Tai galite pažiūrėti, kad yra VIV, irgi yra logo šuniuko, Shiba, Doge. Tai trendas kaip ir aiškus, kas yra su šuniukais visą laiką kyla, bent jau didžioji dalis memekoinų kyla, tai galima irgi tai atkreipti dėmesį, nes memecoin neturi jokio fundamentinio pagrindo, čia tiesiog yra gera bendruomenė, kuo yra daugiau bendruomenės aplink tam tikrą memecoiną, tuo daugiau jis ir kils. Trendas yra kaip ir šuniukai, tas pats kur ir Sky, tai irgi yra šuniukas, tai vien dėl to galime tikėtis, kad jis irgi duos gerą kilimą. Kas susijęs su memecoinais, aš nieko nesakau, kad jūs turit būtinai pirkti, turite kiekvienas suprasti savo rizikas, kad bet kokiu atveju investavimas į kriptovaliutas tai yra rizikinga ir investuoti tik tos pinigus, kuriuos jūs galite prarasti ir nėra jums svarbus pragyvenimui. Kam aktualu, tai galite bent jau prisidėti į watchlistą ir žiūrėti, kaip kaina juda. Jeigu bus gera korekcija, tai galite pamandyti ar su maža suma užeiti arba tiesiog pastebėti iš šonų. Jokiais būdais nesakau, kad būtent šios visos monetos, kurias aš išvardinau, jos turi pakilti. Aš tiesiog sakau savo nuomonę, kaip matau rinką ir kodėl yra būtent toks trendas, kad šie memecoinai ar tie altcoinai turi gerą potencialą. Tai kiekvienas turite pasidaryti savo analizės ir įsivertinti visas rizikas. Ir jau, kaip supratome, mes keliavom prie trečio naratyvo. Tai trečias naratyvas yra base naratyvas. Tai token base dabar gali save tikrai labai gerai parodyti, nes dabar yra geresnės reguliavimo sąlygos ir jų komanda labai tiki būtent į šį projektą. Jie dirba jau 9 metus, jeigu neklystu, jie dirba nuo 2016 metų su šito projektu ir tiki ir bando jį išplėsti. Jų tikslas yra, kad būtų 1 milijardas vartotojų. Čia tikrai yra labai daug. Vien dėl šitos priežasties jau verta pažiūrėti base tinklo monetas. Jas galite labai lengvai rasti, tiesiog užeinate ir pasižiūrite, kokios monetos yra base tinkle, įsidėti savo į watchlistą ir jas stebėti. Bent jau aš stebiu kol kas Skymas Dog.
tiesiog, tai jau prieš tai minėjau kodėl. Taip pat noriu paminėti, kad būtent šitas naratyvas, kuom skiriasi nuo prieš tai dviejų esančių, apie kuriuos mes kalbėjome, kad čia yra žymiai mažiau visų influencerių ir ankstyvių investuotojų, kurie turi monetas ir kai jų monetos atsidaro, jie iškart gali nudampinti kainą. Jų yra mažiau ir tikimybė tikrai yra mažesnė nei prieš tai dviejose naratyvose. Vien dėl šitos priežasties jau verta pažiūrėti Base tinklo monetas. Na ir dabar įdomiausia ir svarbiausia dalis, kada reikia fiksuoti savo profitą ir kada išeiti iš rinkos. Gali būti kaip pavyzdys, jeigu jau visi kalba, matote, ten TikTok'e, Instagram'e, taksistas kalba, kasininkas ar dar kažką, tai čia jau gali būti pirmas ženklas. Tai ką rekomenduočiau padaryti, tai galite padaryti jau iš anksto, tai yra jau dabar savo strategiją, savo, taip sakant, indikatorius, tai tarkim, tai gali būti ne tik techninis indikatorius, bet kaip ir minėjau, jeigu jau kalba visi žmonės, taksistai, jūsų draugai, kas nesusijęs su kriptovaliutom, tai jau gali būti pirmas ženklas. Antrą, tarkim, galite pridėti kokį, nežinau, indikatorių, bus antras signalas ir padaryti tokiu būdu savo indikatorius ir jeigu, tarkim, 2-3 indikatoriai sutampa, tai tada nustatykite, tarkim, kad po 2-3 savaičių ar po savaitės jūs parduodate viską, ką turite. Arba jeigu jūs gaunate iš sandorio 3-5x, tai bent jau ištraukite savo investuotus pinigus, o jeigu turite sandorį, kuris jums jau davė pakankamai daug pinigų, daug profito ir jūs nežinote, ką daryti, tai tarkim galite užfiksuoti 90 arba 95 procentus ir kitus procentus palikti kaip moonbagą. Tai reiškia, kad jeigu moneta pradės labai greit kilti, tai jūs bent jau vis tiek kažkokį profitą turėsite ir nerizikuosite savo visais pinigais. Taip pat dar gali būti vienas ženklas, kad jeigu jūs žiūrite į savo profitą arba į savo portfelio depozitą ir jau tikrai patys žiūrite ir galvojate, va čia jau tikrai daug uždirbau ir negali patikėti, tai čia dar gali būti vienas signalas, kad jau verta uždarinėti pozicijas ir pasiimti profitą, nes, kaip minėjau, kad po bull marketo visa rinka sukrinta ten, kur buvo, arba dar žemiau. Taip pat dar noriu paminėti apie fiksavimą procentais. Tai tarkim, jeigu jūs turite kažkokį sandorį ir moneta kyla, tai jūs galite nebūtinai fiksuoti iškart pilną poziciją, o fiksuokite dalim. Tai tarkim, uždarė čia 10 procentų, čia dar 10, čia 15, čia 25 ir taip dalim fiksuokite. Niekada nebandykite sugauti to pačio aukščiausio taško, nes tada gali baigtis blogai, nes kaina apsisuks ir nueis į apačią ten, kur jūsų buvo entry taškas ar dar žemiau. Tai tiesiog neduokite, kad jūs užvaldytų godumas, pasimkite jūsų jau pelną, fiksuokite, pasidarykite iš anksto jau strategiją, kažkokius indikatorius, kurie signalizuoja, kada parduoti. Tarkim, nežinau, jūs užeite į bitkoiną, kai jis kainavo dabar, tarkim, 100 000 ir nusistatykite, kad kai bus 250 000, kad jūs parduosite visas savo pozicijas, kad jis ir nueis toliau, nieko blogo nebus. Dar nieks nenukentėjo nuo to, kad užfiksavo pelną, kad jis ir nueis dar aukščiau, bet jūs vis tiek savo tikslą įvykdėt ir gavot savo profitą. Išvada tokia, kad visą laiką reikia fiksuoti savo profitą ir nebūti godžiam, nebandyti užsidirbti visų pinigų. Tai tikiuosi video jums buvo naudingas, spauskite like ir subscribe mygtuką ir iki greito.